Labas vakaras. TV laida Kaip ant delno sveikinasi iš Užutrakio dvaro sodybos. Ypatingos vietos ant Galvės ežero pakrantės, kurią kadaise taip pamilo grafas Juozapas Tiškevičius, kad net su visa šeima persikėlė čia gyventi. Įdomu, ką pasakytų šios sienos, jeigu tik galėtų kalbėti. Tikiu, kad šiandien prisiliesime prie istorijos ir paliksime žymų pėdsaką joje. Šį skaidrumo jonvabalį. Kviečiu žiūrėti. Šiandien laidoje, ką žinome apie Užutrakio dvaro sodybą. Ten japonai gyveno. Dabar jis renovuotas, kiek žinau. Kaip jį anksčiau atrodė. Kiaulidės padarytas kur nors ten irgi dvaruose arba sandėlius bažnyčiose. Tai gali įsivaizduoti, kaip atrodė šitą salę. Šiukšlių būta didelių, ir automobilių kėbulai, ir klozetai, ir padangos. Ir matosi, kad publika labai myli tą dvarą. Kokiu turizmo ir kultūrinės traukos objektu ji tapo, sužinosime netrukus. O misiją baigsime įteikę skaidrumo jonvabalį. 19 amžiaus antroje pusėje ant Galvės ežero kranto pastatyti istorizmo stiliaus rūmai su įspūdinga atvirais paviljonais karnuota terasa. Šie rūmai pavadinti Užutrakio dvaro sodyba, kuri priklausė grafui Juozapui Tiškevičiui. Dvaras garsėjo ištaigingą prabangą, kurio interjeras kurtas pagal Liudviko XVI stilių. Po antrojo pasaulinio karo čia veikia sanatorija, vėliau pionierių stovykla ir poilsio namai, valstybinė turizmo bazė. Tuo laikotarpiu dvaro sodyba ypatingai nukentėjo. 1995-aisiais dvaras perduotas Trakų istoriniam nacionaliniam parkui. Tai, kokį dvarą rado būsimieji darbuotojai, juos tiesiog šokiravo. Salės tai, aišku, aprašyti čia geroji neįmanoma. Čia nebent tie, kurie turi sovietinių laikų patirtį ir matė kiaulidės padarytas kur nors ten irgi dvaruose arba sandėlius bažnyčiose, tai gali įsivaizduoti, kaip atrodė šitą salę. Tai buvo tamsiai žalios sienos. Reiškia tos tokios lentelės, ant kurių būdavo dedamas tinkas. Tai kai kur jos buvo ir ne kai kur, o daugumoje vietų jos tiesiog matėsi, nes tinkas buvo nukrytas. Veidrodžiai buvo sudaužyti, veidrodžio viena dalis buvo užkritus už kitos dalies, pavyzdžiui, šitoje vietoje, ten, man atrodo, iš vis buvo lentom užkalta. Apleista buvo ne tik pati Užutrakio dvaro sodyba, bet ir visa aplinka. Šiukšlių būta didelių, ir automobilių kėbulai, ir klozetai, ir padangos, ir buvo tokie sunkus ir elementarūs darbai, ir kurių tiesiog dabar nesimato. Vėliau sekė jau parko medyno tvarkymo darbai. Apie Užutrakio dvaro sodybą esate girdėjus? Girdėjau. Ar buvote ten? Buvau, be abejo, ten labai gražus parkas. Jeigu atvažiuotų iš užsienio svečiai, ar vežtumėt ten? Taip, labai gražu parodyti. O gal dar žinot, kas ten vyksta apskritai? Būna įvairiausių kultūrinių renginių vyksta, koncertai visokie. Jeigu esat trakiškiai, gal prisimenat, kaip buvo anksčiau, kaip jis atrodė? Anksčiau tai taip nikokai buvo iš tikrųjų, bet dabar tikrai labai gražiai sutvarkytas ir tas pats parkas, viskas. Šiaip dabar yra atrestauruotas, nes prieš porą metų, gal ne prieš porą, prieš kokius 5 metus, tai ten buvo griuvėsiai, ten nieko gero nebuvo. Dabar yra gražus labai parkas ir patys rūmai labai gražus. Ten šitie Tiškevičiaus rūmai stovi, tie balti. Ir kažkada ten tas dvaras buvo didžiulis, ten japonai gyveno. Dabar jis renovuotas, kiek žinau. Šiandien Užutrakio dvaro sodyba nacionalinės reikšmės kultūros paminklas, valdomas bei tvarkomas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos. Galime drąsiai teigti, Užutrakis atgimė. ES struktūrinių fondų investicijomis atrestauruoti rūmai, ūkiniai dvaro pastatai ir parkas. Atkurti nunykę tvenkiniai, sutvarkyti želdiniai, į parką pamažu grįžta skulptūros bei kiti jį puošia mažosios architektūros elementai. Istorinis parkas, kurį taip pamėgę trakiškiai ir čia atvykstantis turistai, atkurtas taip, kaip ir buvo sukurtas jo sumanytojo, žymaus prancūzų architekto ir botaniko Eduardo François André. Iš viso projektui buvo skirta kiek daugiau nei 2 300 000 eurų. Šitos skulptūros, kaip ir kitos skulptūros parkuose, seka kažkokią istoriją. Galime tą istoriją pasakoti
pasakoti lankytojams, o už mano nugaros jau pietinėme parteryje yra Bachas, tai yra romėnų vyno ir linksmybių dievas, labai mėgstamas mūsų tos lankytojų dalies, kuri ką nors švenčia, labai dažnai vestuves ir mielai prie jo fotografuojasi. Dvaro sodybos rūmose dabar nuolat vyksta parodos, vedamos ekskursijos, savaitgalį skamba gyvos muzikos garsai. Čia atkurtos visos salės, kuriuose tam laikmečiui būdingas interjeras. Svarbu paminėti, kad tikrųjų šio dvaro sodybos interjero detalių visai neliko. Sodyba buvo visiškai suniokota, o buvęs turtas išgrobstytas. Todėl didelė dalis lėšų reikalinga autentiškų detalių atkūrimui iš nuotraukų ir filmų, kadaise kurtų Užutrakio dvaro sodyboje. Dvaro sodybos jaukią kamerinę aplinką pamėgo klasikinės muzikos atstovai. Koncertų ir spektaklių programa jau dabar sudėliota iki pat vasaros vidurio. Aukštosios kultūros palaikymas, klaida, puoselėjimas šitam dvarui, jo gyvenimui, jo prikėlimui, revitalizacijai, kaip yra vadinama. Vat šitas yra to dvaro kaip ir tokios gyvybės pulsas jame. Nes pats dvaras, jeigu jame nieko nevyks, tai jis nieko nevertas. Jis vertas tada, kada jame kažkas pulsuoja, kada yra muzika, kada yra parodos. Tada jis atlieka savo funkciją, o šiaip tai kam tos pinigus į jį sudėti. Jis turi kažkam tarnauti. Kiek yra tekę dabar paruošti naujų programų, visas praktiškai iš karto esu pristatęs Užutrakio dvare. Ir matosi, kad publika labai myli tą dvarą. Labai lankomi koncertai būna. Dažnai būna, mes pateikiam programą, pradedam ją rodyti ir žiūrėk, priėjo pilna salė žmonių, o už durų dar tiek pat žmonių. Tai tu tiesiog maloniai pasakai, gerbėmieji, eikit pasivaikščioti į parką, o mes už 2 valandų surengsim jums antrą koncertą. Ko gero jau supratote, kad Užutrakio dvaro sodybos projektas vienas pirmųjų prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai ir daugiau papasakojo apie save. Ši iniciatyva savarankiška. Prie jos galite prisijungti ir jūs. Jei šiuo metu vykdote arba jau esate įvykdę projektą iš ES struktūrinių fondų investicijų. Praktika rodo, kad informacijos pateikimas neužtrunka ilgai. Tuo tarpu gyventojams atsiranda galimybė paprastai sužinoti, kaip buvo investuotos lėšos, kiek buvo vykdyta viešųjų pirkimų ar buvo nustatyta pažeidimų. Taip pat galima sužinoti daugiau informacijos ir apie pačią organizaciją įgyvendinusią projektą. Tai reikia apsilankyti internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt. Kaip manote, kuo žinojimas apie skaidrumą naudingas paprastam Lietuvos piliečiai? Turime daug patirties bendraudami su žmonėmis, tiek renginių metu, tiek daugybės ekskursijų, kurias vedame kiekvienais metais. Sulaukiam beveik kiekvieną kartą žmonių klausimų, kiek pinigų buvo panaudota, kas iš to buvo padaryta, per kiek laiko buvo padaryta, iš kokių fondų ar iš kokių vietų tos lėšos buvo gautos. Na ir tiesiog, kad nekiltų tų klausimų, nusprendėme prisijungti taip pat prie šios iniciatyvos ir tiesiog viską žmonėms papasakoti. Ar skatintumėte ir kitus projektus prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos? Skatinčiau. Manau, kad žmonėms įdomus yra tie klausimai, jiems įdomu sužinoti apie ES lėšų panaudojimą ir jeigu yra galimybė, tai tiesiog koncentruotai vienoje vietoje ar kažkokiu vienu projektu visą tą informaciją apie visų Lietuvos ES lėšomis padarytų projektų rezultatus, visą informaciją sudėti ir padaryti tai prieinamą kiekvienam žmogui, kad jis bet kokią įdominančią informaciją surastų, tai manau, kad tai yra tik gerai. Labai ačiū už atvirą pokalbį ir siekį būti kuo skaidresniais. Kaip matote, jūsų pastangos atnešė vaisių. Užutrakio dvaro sodybos projektui įteikėme šį skaidrumo Jonvabalį. Ačiū. Šį vakarą mūsų kelionę baigėme. Susitiksime lygiai po savaitės kitame Lietuvos krašte ir įteiksime dar vieną skaidrumo Jonvabalį. Na, o jei jums patiko kuris nors projektas vykdomas ES struktūrinių fondų lėšomis, pakvieskite jį prisijungti prie skaidrumo iniciatyvos. Kaip tai padaryti, sužinosite apsilankę internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt.